Kaunas retro mugė 2025 metai, gegužės 25 diena. Neblogai, niekada nesu čia buvęs. Įdomus aparatas. Štai apyrankė jau vietoje, 5 eurai, maždaug taip tai ir atrodo. Nu, jau įdomu. Kaip sekasi? Įleista rankė, šimtinė, neaukta. Tokių retro galima pasižiūrėti ir taip. Dar kartą padėkoti, kad kuriai susirinkote. Na kągi, tiesiog
bandysim šiek tiek painformuoti, ką čia kodėl Vardiniai numeriai. su kuo mes čia veikiame. Tai visų pirma, tai jeigu reikės kam nors kokių nors pagalbą, tai mes visą laiką turim info centrą prie įėjimo. Ir žinoma, mūsų vaikinukai su liemenėmis visada galim kreiptis pas juos ir klausti, ko reikia. Tai aš po truputį neskubant bandysiu papasakoti visus pragalnybės šios dienos, visas įdomybės, ką mes šiandien čia nuveiksime. Tai visų pirma, aišku, su kitu pabendrauti. Žinoma, mes turime, kaip visą laiką, maisto, tai yra galima nuo pusrytinės kavos gauti iki popietinio alučio. Maisto įvairovė didelė, taip kad prašom tikrai nuo šašlikiuko iki kebabiuko, mėsainiai, dešrainiai, plovai ir visi kitos ovai. Dabar apie pramogų turim visą eilę. Mazdovkė, dviejų durį. Tai jauniausius paauglius prašom visus tėvelius ir mamytės pralekti su kartingu būtinai. Dujė ten yra, tai galima lenktynės su tėčiu padaryti. Toliau turime batutą, tačiau jaunesniesiems mūsų suaugusiems žmonėms batutas laukia jūsų. Toliau turim supynės, tai yra atiduotuvės, tai yra mūsų Kauno atliekų rūšiavimo vieta, kaip sako, mūsų draugai didžiausia, taip kad ten yra vieta, kur viskas uždypa. Taip, jūs teisus, galite nueiti įsirinkti savo patinkantį daiktą, kuris dažniausiai yra naujas ir nešti įėjimo. Toliau prieimo yra infocentras, kur taipogi galite įsigyti žurnalų Retromanai. Tai unikali vieta, tuo, kad galite įsigyti praktiškai nuo pačio pirmojo žurnalo išleidimo iki dabar. Tokio parduotuvėje negalite padaryti. Čia yra tam tinkama vieta. Taip pat išsirinkite savo Galėjau aš savo Audi 100 atvažiuoti 8.4. Visa informacija. Tik tiek, kad mano netaip dailiai atrodo dar. Dėl galios matavimo, dėl aparatas geras. darimo technikos. Viskas yra infocentre. Reikia informacijos, infocentras jums padės visada. Ok, kitais metais atvažiuos savo aparatu. O, palutarka. Įdomu, įdomu. Tai panonsuosiu numatomą šios dienos programą. Tai paeiliui, jeigu žiūrint, tai istorinė automobilio ekspozicija, kuri pilnėja tiesiog akimirksniu. Jau tikrai nemažai turime, dar vis daugiau. Toliau, galios matavimas. Pirmas kartas pas mumis toks unikalus dalykas, tai yra savo transporto priemonė, kurią važiavimo galio. Tai yra galios matavimas stendas, liaudyje vadinamas būna kastas. Galima tai padaryti šiandien. Kažkiek kainuoja pinigėlių ir yra biškai įlėčiau, kad vadinam priregistruotis prašymų paminėjau info centras. Tai yra galios matavimo stendui reikia užsiregistruoti. Visgi ribotas kiekis, nes Akumas, senovinis. šiek laiko užtrunka, daugiau mažiau. Toliau, auto moto svarstyklės. Taip pat pirmą kartą pristatom tokią opciją. Mes visi turim savo transporto priemonę, techninį pasą. Ten šitas kažkoks pasirodęs, bet realiai tai dažniausiai mes nežinome, kiek jie iš tikrųjų sveria. Šiandien čia galite pasisakyti su tikrai profesionaliam svarstyklėm, sertifikuotam, žodžiu, ir gauti šiek tiek pažymėjimą, kurie tiksliai gauti mūsų transporto priemonę. Tai manau, kad tai, ką mes galime žinoti. Javos galas. 100 kilogramų. Tiek liudija. Toliau, skrydis istoriniu lėktuvu. Tai yra liaudyje vadinama kukurūzniku. Tai teisinga tikrų tikriausių didinų tarybinių veiklų, triukšmingų vietų, smirdančių
Nu čia toks siauras pas mus. Legendinių kukurūznikų šiandien galime pasisklaidyti. Registracija taipogi info centre. Tai prašau, aš dar rekomenduosiu, kad nepamirštumėt registruokitės laikus. Unikalus atvejis, kai čia pakylot, 15 minučių pasiskraidote, paimate tikrą drebuliuką, unikalaus lėktuvo pažiūrite, gauni ir čia pat grįžtate su pilni emocijų ir nusteikimų. Toliau, pasivažinėjimas senelinių autobusų. Šviestuvai senoviniai. Nenoriu. Aišku, paskos, tonus maityrimas, nuoliki yra, pasivažinys kartingais. Jau minėjau, dar kartą minėsiu, kad mūsų jaunuoliams, mergaitėms, nors gal ir mačiutės, visi galime svajoja pasivažinti su kartingais, ir čia yra vieta ir galimybė, kurią tai galite padaryti. Pakankamai ekstremaliai ir visiškai saugu. Taip kad prašom, susirengę kartingus, kurie pasijus, ką kaina kartą. Už 10 duosi paimti. Kaip? Duosi už 10 paimti? Ne. 14 paskutinė kaina. Vis lėmiau. Ne tėvai vis laiką, bet nežinau. Nu, pabiškai. Matoj galia. Šis efektas, viskas specialiai pirkau. Esi iš Kaunės. Mes galimai iš man įmūdų. Labai seniau 100 eurų. Aš dar net turiu nuotraukų, tai paliepė išstatyti. Visi stovi į tą pusę pavydą, visi į kitą. Jo. Aš turiu nuotrauką iš Saulės. Čia keli metai gal. Delta. Kanistrų daug rusiškų. Gerai.
Aišku, garažą, motorinį dviračių. Ne, tu kur apsauginių? Žinot, ne. O tie stopai su nedarys vandelis. Gaila, gal nebent dar rudenį pabandyt. Javos lopšys. Deltos nedarinktas. Blogai. Nu grįšiu. Arba ne. Dabar čia pačiam gale, va, vaikštau su Marium. Grįžti aną pusę ar ne? Viską daug mokėti reikia žinoti. Bet tai įsiaiškės, tai irgi. Kiek kartų matei? Ne vien. Duodu 100. Vien 100. Darbo tokie, aš sakau, vieną naują.
Opel Rekord generatorius. Jo, neblogai. Neblogai. Сборочная модель самолета. Авито. Шекеты. Так? 25. Nu, kažkada buvo degalinės tokios. Kad tuos pinigus jums atiduotų, turgų, o čia tas dalykas, sutinka. Tokį turėjau aparatą. Kur lygus po 10, kur tokie yra, po 15. Arba kai namo važiuoti. Dėmesio noriu pareklamuoti, kad konteinerio testė, tai ten ne tik pramoga kuriems štuka, bet pažiūrėk į tuos, kurie štuka. Taigi prašom, išmėtolite tolyn, ten patriukšmauja, dabar kada nuvažiuoja trečiukės, to kad prašom ten įdomiau, žiūrėk, kaip viskas vyksta, patriukšmaus, pažiūrėkite, prašom. Сам руль 20? Нет, я в Рите. Super įdomus aparatas, nematytas. Va, kažkas tokio ir buvo. Priekinė šakė buvo kita, nei vienos spalvos. Javos dangčiai, Javos alkūniniai,
Zapečius. Короче. Atrodo, reportažą pabaigime. Šį kartą sustokim ties tą vietą.